kad jūs žinotumėt, koks aš esu dabar susinervinęs. Ir viskas dėl sapno. Miegojau šiandien labai prastai, bet po 8 ryto atsibudau, ten kažkas simukas pažadino ir tada vėl tai prisimigau saldžiai ir vaizdas. Sėdžiu kambarį, žinai, 8 žmonės sėdi ten prie stalo, kažką šneka ir aš turiu maišiuką, tiesiog maišiuką, atsidarau, ten 6 kibinai. Ir visi tai, davai, Deivi, žinai, čia kažką pokibina, sakau, blemba, nu tuo aš padalinsiu, aš sugalvosiu, kaip padalinti. Ir jie, ką tu čia pairinės, tai padalink ir viskas. Tai sakau, problema tame, kad yra, sakau, 6 kibinai, mes esame 8, sakau, kaip man, kad teisingai visiems būtų, kaip padalinti. Visi ten žvengia, aš sėdžiu galvoju, blemba, 6 kibinai, 8 žmonės, kaip padalinti man 8 žmonėms 6 kibinus. Jie ten kažką skubinama, sakau, jūs neskubikit mane, sakau, yra 6 kibinai, ar jūs suprantat, kad 6 kibinai, aš noriu, kad visi turėtų kažkaip po lygiai. Ir aš ten esu įkaršti, žiūriu tą maišą, blemba, žiūriu žmonės, galvoju sampratą, ir tai jau galvoju, kaip čia padalinti, kaip čia gal pjausti tą kibiną, pabundu. Augustą pažadina, ten kažką šneka. Eina savo, žinokit, ant kiek susinervinimas yra pas manęs dabar, kad aš dabar važiuoju pardę, pirkt kavos ten kažko ir galvoju, blecha, nu kaip tos 6 kibinus 8 žmonėm padalinti. Pizdėts.